Brandų 40 metų jubiliejų Marijampolės dailės mokykla paminėjo iškilmingu renginiu kultūros centre. Šią progą prisiminti pirmieji įstaigos žingsniai ir augimas iki šių dienų. Bėgant laikui viskas labai greitai keičiasi. Ypatingai aš tą pamačiau, kai pradėjau rašyti knygą apie mokyklą. Šiek tiek išsitraukiau iš archyvo medžiagą, ką aš pati tikrai nežinojau ir tuo laiku nedirbau. Ir aš pamačiau, kokia sunki buvo ta pradžia. Ir knygoje yra toks net ir užvadinamas kaip grūdinosi plienas, nes praktiškai iš nieko reikėjo padaryti viską. Ir be abejo tas sąlygas, ir tas patalpas, ir tą inventorių, ir biblioteką, ir viską, ką mes galų gali žmogiški ištekliai, mokytojai, ką mes turim šiai dienai. Tai yra tų 40 metų darbo kaip ir vaisius. Kad pradžia buvo sunki, paliudijo ir dailės mokyklos steigimo iniciatorius Justinas Prakapas. Anot jo, nuo valdžios pažadų patalpų reikėjo laukti net 7 metus. Šiek tiek, kiek galėjau, rinkau kažkokią tai medžiagą, o paskui, kada jau buvo galimybė mums suteikti tokias patalpas čia prie bažnyčios, kur dabar tas Dėmedis atrodo, tai jos buvo labai baisios. Po darželio išėjimų, man pasirodė labai baisu ir aš pradėjau patyliukais ieškoti, kas galėtų vadovauti. Suradau Tumą, nuvedžiau pas šviesiausią vedėją ir viskas to baigėsi. Apie sėkmingą mokyklos veiklą liudija ne tik gausus auklėtinių skaičius, bet ir tai, kad per 40 metų jai vadovavo vos 2 direktoriai. Pirmasis Juozas Tumas ir dabartinė Eglė Ambraziūnaitė. Na, o didžiausia dovana mokyklai ir visiems, bent kiek jie besidomintiems, ko gero tapo direktorės sudaryta ir pristatyta knyga "Kodėl verta mokytis Marijampolės dailės mokykloje". Knyga sudaryta iš 2 tokių dalių stambesnių, tai yra iš pokalbių su buvusiais ir esančiais mokytojais, 16 mokytojų yra interviu. Mūsų mokytojai patys apie save prisistato, pasako, jie pasirašė patys, aš jau nenorėjau tenai tą vietą, galvoju, ne taip gal kas bus. O paskui dar ir su 26 mokiniais, kurie yra įvairių specialybių, daugiausia tai yra susijęs su daile, su kultūra, bet yra ir visiškai nuėjusių į kitas pusės. Ir yra taip pat, reiškia, tokie interviu su tais mokiniais, ką jie prisimena iš to laiko, žodžiu, gyva istorija. Knygoje sudėti gyvi liudijimai turėtų įrodyti, kad kultūra, dvasingumas ir grožis gali išgelbėti pasaulį, sakė knygos sudarytoja. Žinoma, nuo dailės mokyklos neatsiejamos ir parodos. Jubiliejaus proga kultūros centro foje papuošė dabartinių auklėtinių kūrybos paroda. Ja pasigrožėti marijampoliečiai galės dar kelias savaites. Čia yra baigiamųjų darbų dalis ir tokių jau brandesnių darbų. Šiek tiek yra pradinio ugdymo, bet yra paskutinių metų darbai. Šita paroda atspindi taip, kaip mes atrodom šiai dienai, ką mes padarom ir kokie būna rezultatai. Dabar per 200 vaikų ugdanti įstaiga jau tapo neatsiejama Marijampolės švietimo sistemos dalimi. Tiek mokyklos steigimo iniciatorius, tiek dabartinė vadovė tuo džiaugiasi ir nebejoja jų veiklos teikiama nauda. Jeigu mes suprantame, kad norime turėti žmogų dvasingą, norime turtingą savo tuo vidumi ir galų gale kitokiais dalykais, tai tokios mokyklos kaip muzikos, dailės, teatro, nesvarbu kas bebūtų, jos vis tiek labai daug prisideda prie bendros Lietuvos kultūros formavimo ankstyvajame laikotarpyje, jau nuo mažens. Man atrodo, kad viskas, ką darai, viskas verta yra padaryti. Ir kai atsisuki į tą kelią, tai vis tiek lieka kažkoks pėdsakas.